Sveiki, aš Artūras Arlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 990. Jau visai priartėjom prie 1000. Nedaug liko ir labai greitai mes tą skaičių pasieksim, jubiliejais. Ačiū visiems, kad esate kartu, ačiū visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą, ačiū visiems, kad palaikote mus tiek pilietiškai, tiek morališkai, tiek politiškai, tiek paremdami ir finansiškai. Ačiū tikrai didžiausias visos komandos, visų opozicinių kanalų vardų, sakančių tiesą, parodančio tą tikrąją neiškraipytą pusę, nenutilėtą pusę, viską kaip yra. Ačiū jums visiems už tai, kad einate kartu su mumis, kad suprantate svarbą visos šitos tiesos sakymo, tai labai svarbu normaliai visuomeniai. Ir ačiū visiems, kad siunčiate mums įvairiausią medžiagėlę, video, audio, nuotraukas, laiškus įvairiausius, visą tą medžiagą mes kaupiame, dedame. Neįsižeiskite, jeigu iš karto neparodom, mes grupuojam ir tada jau prie temų sudėliojam, kartais būna kelių savaičių, 3 savaičių, net senumo jūsų siūsta kažkokią medžiagėlę, priderinama prie kitos medžiagos ir gaunasi bendra papildyta tema. Taigi, pradedame nuo linksmų tokių žinių. Čia žmonės juokauja, štai pasižiūrėkite, taip sako, kultūrininkai, matyt, kultūrininkai klijavo plyteles ir matyt ir projektavo. Čia tokios išklijuotos plytelės, kas atidesnis pastebės, ką tos plytelės rodo, ką simbolizuoja, bet žinant, kad kultūrininkų mitinguose ištisai buvo demonstruojami šitie necenzūriniai reikalai, tai čia šitas toksai, sakysim, pokštas kaip ir į temą. Ja, truputėlį pajakavom, o dabar galime važiuoti prie gerų, tikrai gerų žinių, labai tvarkingai. Propagandistas, gal taip pasakyčiau, propagandistas viešųjų ryšių, banko viešųjų ryšių atstovas Mačiulis, kuris jau ne kartą buvo mano laidose rodytas, demaskuotas, vėlgi labai gražiai, labai taikliai, labai tiesiog suvyniotas ir demaskuotas, nebijokim to žodžio, meluojant. Kai stojome į Europos Sąjungą 2024 metais, čia net nereikia žiūrėti, kas buvo prieš 40 ar 50 metų. Stojant į Europos Sąjungą, kas trečias lietuvis buvo absoliučiam skurde. Tai yra pagal materialinio nepritekliaus rodiklį buvo trečdalis lietuvių. Atsiprašau. Europos Sąjunga nematuoja absoliutaus skurdo, ką jūs dabar minėjot. Tai materialinio nepritekliaus rodiklis. Taip, bet tai nėra absoliutaus skurdo ir negalima sakyti, kad Lietuva stojant į Europos Sąjungą, kad tiek žmonių apgyveno absoliučiam skurde, nes tokio rodiklio tuo metu nebuvo. Tai aš labai norėčiau, kadangi žinių radijo klausytojai tikrai yra labai išsilavinę žmonės, tai norėčiau, kad jiems nebūtų irgi meluojami. Taip, prigautas meluojant, sako, jo, tais laikais tokių rodiklių nebuvo, bet vis tiek aš skaitau ir tas, kaip jie sako, naratyvas, o iš tikrųjų pastoviai skleidžiamas melas, čia net kažkas komentavo, kad aš, sako, visai neseniai žiūrėdama kažkokią laidą, žiūrėjau ir negalėjau patikėti savo akim. Meluoja, kad tarybiniais laikais nebuvo tualeto, nebuvo vandens, žmonės neturėjo ką valgyti ir neturėjo kur, atsiprašant, kur pakakot. Tada klausimas visiems tiem glušiam, bet ir tokiem Mačiuliam, iš kur atsirado tas televizijos bokštas? Kas jį pastatė? Kokie ateiviai atskrido čia mums ir pastatė? Tualetų nebuvo. Iš kur visi šitie mikrorajonai? Viršuliškės, Vilniaus. Iš kur? Kauno, Dainavos. Iš kur visi šitie daugiabučių mikrorajonai? Be tualetų. Be tualetų, be maisto, be vandens. Mes praeitoj laidoj rodėm vanduo, koksai Lazdijuose. Rodėm, galiu dar kartą pakartoti šitas fotografijas. Už tokį vandenį tarybiniais laikais pasodintų. Partijos sekretorius lėktų iš darbo ir čia užtektų tik tai nedidelio skundo į Vilnių. O jeigu ir Vilnius nepadėtų, į Maskvą ir čia būtų kaput, visus išdaužytų. Jau nekalbu apie tai, kad komunalinių ten vandentekio, reiškia, vadas būtų pasodintas ir čia iš vis būtų katastrofa. Aš tiesiog dar tiem patiem žmonėm, lazdiškiam, šiaip kitų, sakysim taip, provincijos miestelių gyventojam noriu priminti, kiekvienam
kaime buvo ambulatorija, kur galėjo tau suleisti vaistų, pamatuoti spaudimą, suteikti pirmąją pagalbą ir panašiai. Kaime kiekvienam buvo ambulatorija, jau nekalbu apie tai, kad kiekvienam rajone buvo normali pilnavertė ligoninė, kur moteris galėjo gimdyti, buvo atliekamos operacijos, visi buvo priimami be jokių eilių ir net reikėdavo laukti po 5-6 mėnesius ar net metus. Nebuvo tokių šposų, nebuvo. O dabar mums seka pasakas ir Mačiulis sako, žinokit, trečdalis Lietuvos praktiškai gyveno visai skurde. Ja. Žodžiu, demaskuotas, tai yra gera žinia, jiems prikerpama uodegytė, jie pagaunami meluojant ir čia yra gera žinia. Dar viena tokia žinutė, iš tikrųjų, nežinau kaip čia pavadinti, bet čia jau yra komedija. Ministrė Zailskienė rado būdą, kaip padidinti gimstamumą. Organizuos šokius ir susipažinimo vakarus. Diskotekos, kaimo diskotekos vėl atgyja. Matyt, atgaivins ir kai kurios subombarduotus, sugriautus kultūros namus, nes kultūrnamių jau kaimuose neliko, liko tik tai kažkokie filialai, kur dar, sakysim, kažkas paremontuota arba bendruomenės namai, tai organizuos šokius ir susipažinimo vakarus, o po to aš taip įsivaizduoju, kad demografinė padėtis pagerėtų, kad tie jaunuoliai pašokę susiviliuotų vienas kitu, tai matyt atims iš jų telefonus, priverstinai šauktins, o po to priverstinai jiems bruks į rankas pradurtus prezervatyvus, kad jie eitų kažkur gerinti tą demografiją. Gal krūmuose, a gal atveš ir raskladuškės į tą pačią salę ir po to sakys, šauna raudona raketa, viskas, šokiai ir susipažinimas baigėsi, dabar klojama raskladuškės ir visi prašom gerinti demografinę Lietuvos situaciją, esat jauni, vikrus, pirmin. Čia ministrė, čia ne vaikai kur nors vaikų darželį nesąmonės smėlio dėžiai daro. Ministrė, kilusi iš Prienų, ir aš taip žiūriu, negaliu patikėti. Čia tiesiog net neįsivaizduojama, kaip apskritai toks žmogus su tokiu intelektu galėjo patekti į ministrus, nesuprasdamas apskritai, ką sako, kur sako, kaip daro, net nesuvokia, ką kalba. Aišku, visi tyčiojasi. O kaip nesityčiot, jeigu kvailiai valdžioj? Čia realiai supranti, kad su sveiku protu susipykta. Gal iš karto priimkim sprendimą, kad Lietuvoje parduodami tik pradurti prezervatyvai. Nu ir spręsim demografinę problemą. Arba apskritai, kai pas mus viskas draudžiama, uždrauskim visiems naudoti prezervatyvus ir uždrausti pardavinėti visas kontraceptinės priemonės ir žiūrėk, sprogtelis. O dar geriau, kai sako, žinot, tie senoliai mūsų turėdavo daug vaikų, nes televizorių nebuvo. Tai 8 valandą reiškia, išjungiam visus televizorius, visas programas draudžiam ir išjungiam internetą, kad niekas negalėtų telefonuose, planšetinėse ar kompiuteriuose sėdėti. Ir iš to neturėjimo ką veikti, žiūrėk, jėga, per jėgą ir prisidarys vaikučių pabiručių. Tiesa, už ką jos auginti, tai visi šitie ministerijose sėdintis nesuvokia, kad didindami mokesčius, masiškai didindami mokesčius į visas pusės, jie tiesiog ir padarė tokią situaciją, kad žmonėms išgyvent nėra kaip, jau nekalbant, kad reikia išmaitinti vaikus. Užkalbėjom apie mokesčius, kaip tik vienas toks Nemuno aušros, realiai nesveiko proto, sako, kad variklio galingumas yra tas pats, kas prabanga. Aš jau čia net nekomentuosiu, vyrai iš karto supranta, kad tai yra visiška nesąmonė, bet pasižiūrėkit.
tai siūlomas naujas mokestis yra automobilių prabangos mokestis, numatomas automobiliams viršijus galę nuo 150 kW iki 300 kW, tai yra 1% automobilio vertės sandorio metu ir taipogi antrą kartelę 300 kW plus numatomas 2% mokestis į valstybės biudžetą, taikomas taipogi sandorio metu registruojant automobilį pagal jo vertę. Nuo kada kilovatai yra prabanga, tai kodėl jūs meluojate pačiam įstatymo pavadinime, kodėl tai ne... Nes aš šitai balsuočiau už prabangos mokestį nukreiptą į automobilius, bet kilovatai nėra prabanga. Jūs nekalbate apie vertę, jūs kalbate apie galę. Seimo narys, realiai pasižymintis labai stiprių sveiko proto stygium. Apskritai, jeigu jo paklaust, kiek yra kartu apmokestintas automobilis, kuris jau perkamas už apmokestintas lėšas, tai jis turbūt negalėtų įvardinti, kiek ten tų mokesčių, taršos mokestis, bezdėjimo mokestis, įmonės moka ekologinį mokestį už automobilį, akcizuose, akcizai yra perkant kurą, ir kelių ten dedamoji, ir ten taršos dedamoji, ir gynybinė dedamoji, ten tiek aplink automobilį tų mokesčių. Kiek priežiūros, anksčiau, jeigu nusiplaudavai prie namų automobilį, buvo kaip ir nieko tokio, dabar žinokit, čia baisi tarša. O patys tankais važinėja giriom, laukais ir miškais, tai čia taršos neva tai nėra. Ten netarša. Kai užsidega milžiniški gaisrai, kad ir neseniai rodėm Žalvario teritorijai milžiniškas gaisras, ekologinė katastrofa. Čia matote tos vaizdus. Tai čia tokia tarša, čia, bet nuplovė automobilį kieme, čia yra, žinokit, baisu, reikia visus nubausti. Ir kai tokie Seimo nariai apskritai nesuvokia, kur jie yra, ką jie yra, nemato bendro vaizdo, pasiima kažkokį kilovatus apmokestins ir kilovatus apmokestins nuo automobilio vertės. O jeigu senas automobilis, visas surūdijęs ir turi tik variklį, čia galima įvairiai improvizuoti, bet realiai aš tai sakyčiau, tokį pasiūlymą išmetė, pasižiūrėjai ir sakai, gal tu susirink žaislus ir iš to Seimo netrukdyk žmonėm gyventi. Jie išrinkti tam, kad padėti žmonėm gyventi, o ne daryti, kad žmonėm būtų blogiau gyventi. Ir didindami įvairiausius tipo kovos su klimatu mokesčius, jie visiškai nesupranta, kad šitos ištaškytos 100 milijoninės lėšos kovai nevatai su klimatu ir apkrauna žmonės mokesčiais ir dėl to ir demografinė problema, čia viena iš priežasčių. Tokia baisi Lietuvoje. Važiavome toliau, užkalbėjom apie tos taršos mokesčius, pasižiūrėkite dar vieną cirką. Klaipėdiškis pasistatė vagonėlį savo kieme ir teko išvežti. Teismas liepė išvežti. Aplinkos apsaugos departamentas prisikabino, nurodė pašalinti kilnojamąjį vagonėlį ant ratų, priekabarėliai. Iš pajūryje esančios saugomos teritorijos ir čia teismas nusprendė, kad tai yra teisėta, štai parašyta. Byloje nustatyta, kad pareiškėjų nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas Klaipėdos rajone visa apimtim patenka į Šaipių kraštovaizdžio draustinį saugomą teritoriją. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai atlikę patikrinimą nustatė, kad šiame sklype yra laikomas vagonėlis ir nurodė jį pašalinti, kaip neatitinkanti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymų reikalavimų. O Lietuvos vyriausio administracinio teismo teisėjų kolegija akcentavo, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką saugomose teritorijose galioja griežtas veiklos reglamentavimas, grindžiamas aplinkos apsaugos, atsargumo ir prevencijos principais, kuriais siekiama, kad neigiamas poveikis ar žala aplinkai apskritai neatsirastų. Ir čia šitas vaizdelis, tas gaisras Žalvaryje, kuris jau čia ne pirmas, kurį tik prieš tai rodžiau, o toks. Čia kaip vertina visi šitie. Juolab, kad žmonės ūmiai suskaičiavo, kad čia tų gaisrų tam Žalvaryje. Ir matyt neatsitiktinai, ir matyt netyčia tie gaisrai įvyksta. Štai visa chronologija.
22 metais didelis gaisras, degė apie 10 000 kvadratų, sudegė 135 tonos popieriaus ir 250 tonų plastiko, buvo sprogimų, oro taršos įspėjimai. 24 metais vėl gaisras, degė akumuliatorių krūva įmonės teritorijai. 25 metais dar vienas gaisras, mažesnis, greitas lokalizuotas. 26 metais dabar gaisras, dega atliekos, didelis taršių dūmų kiekis ir panašiai. Ir dar priminsiu, Kapčiamiestyje 2 draustiniai, Natūra 2000, 2 draustiniai, paukščiai, kurtiniai, raudonoj knygoj. Ir paskaitykit dar kartą, kartoju, ką sako Vyriausio administracinio teismo teisėjų kolegija, vagonėlis ir karinis poligonas su sunkiaja technika, su tankais, šarvuočiais, vikšrais, saugomose teritorijose. O jie sako, paskutinė eilutė, siekiama, kad neigiamas poveikis ar žala aplinkai apskritai neatsirastų. Tikrai siekiama, kad žala gamtai neatsirastų. Poligonas automatiškai yra žala gamtai. Natūra 2000, europiniai pinigai, Europos saugomos buveinės. Ten nuo šaudimų išnyks visa gyvūnyja. Tai žala gamtai bus padaryta, šarvuočiai, vikšruočiai ir visokie kitokie. Išmaišys miško paklotę, išpjaus miškus, žala gamtai padaryta. Ar rezervatai, draustiniai sunaikinti? Sunaikinti, ir kas? O čia sako, vagonėlis, žinokit, gali būti taip, kad gali būti, kad gali atsirasti žala gamtai. O ten žmogus bites laiko. Tiesiog bites laiko, atvežė vagonėlį, susideda į tą vagonėlį priekabą savo daiktus, užrakina, kad neprapultų, nes ten, dūminės mašinos, tie rūbai visi ir panašiai. Savo sklype, draustinėje laiko bitutes, bitės yra gyvybės šaltinis. Negalima, o čia yra baisus pažeidimas. Avarijos įvairiausios pažeidimų. Aplinkui tiek, jau nekalbu apie Grigėjo, jie kabinėjasi prie žmogaus vagonėlio. Va čia šitie dviejopi standartai tik tai dar kartą įrodo, kad kažkas šitoj valstybei tai blogai, kad juos visus reikia šluoti iš valdžios. Ir tai daroma su aukščiausių politikų, amžinai valdžios sėdinčių, pagalba ir priedanga, ir visokie tokie konservatnikai Razmos, tokie socialdemokratai, tokie Sabatauskai, užrūdyje ten užkirmyje ir panašiai. Vat ir parodom tą kitąją pusę, kaip jie gaudo ne tai kišenvagius, o milžiniškus, milijoninius pažeidėjus vagis, net nedrįsta į tą pusę atsisukti. Judame toliau. Vaikų mokymas. Čia pasižiūrėkite, matote vaikų vadovėlis, 6 ar 7 dabar klasiai, kad nesuklyščiau, geografija vadinasi. Ką bendro turi šitas visas su geografija, čia iš tikrųjų nesuvokiama. Kaip gyvena pasaulio moteris. Kiekvieną užuominą priskirk vienai iš pavaizduotų moterų į apskritimus ir rašyk atitinkamą raidę. Viena iš moterų yra išsiskyrus ir turi 3 vaikus. Vyras ją paliko. Čia geografija. Čia yra geografija. Vienintelė ištekėjusi moteris turi 7 vaikus, ją tėvai ištekino, kai jai buvo 13 metų, nes dėl skurdo šeima negalėjo jos leisti mokyklą ir išlaikyti. Viena moteris gyvena Patajoje, Tailando kurorte, jauniausia moteris užima labai žemą padėtį, visuomenėje statusas, 29 moteris bijo AIDS ir taip toliau ir taip toliau. Pasižiūrėkite, čia yra geografijos vadovėlis. Ir žmonės rekomenduoja, prie ko čia geografija. Čia yra košė. LGBT propagandos mašina ginklų nesudeda. Aktyviai, nors dar ir tyliai, bet vis tiek skverbėsi į mūsų gyvenimus. Prie ko čia moteris? Iškart klaustų, kaip gyvena leftistinės išgamos. Čia nebinariniai savo mokymus kiša. Lipa per langus, neįleidi per duris. Siaubas. Ši knygelė pristato pedofilijos, prostitucijos, neištikimybės ir kitus suaugusio žmogaus gyvenimo būdus kaip tam tikrą normą užduočių pavidalu. Tai tiesioginis vaiko smegenų plovimas su tam tikru tikslu. Ir tai knyga vaikams. Ir jie visur, per langus, per duris, per rūsio langus skverbėsi ir bando
bando įsibrukti prisidengdami įvairiausiom programom. Net į mokyklas įlindo. Ir beje, kai buvo užklausta švietimo ministerija, kas čia sudarė šitą programą, buvo atsakyta, kad švietimo ministerija neatsako už šitą knygelę ir už šitą programą. Nu, tipo, jūs patys žiūrėkit, ką jūs mokotės. Švietimo ministerijos patvirtintas vadovėlis ir švietimo ministerija sako, nu mes čia ne prie ko. Ministrė socialdemokratė Popovienė. O Seime tuo pačiu metu vėlgi, čiagi per geografijas bruka tą visą leftizmą, o Seime per darbo įstatymą, nu, kad darbe nebūtų išnaudojimų, bet vėlgi grūda tą patį leftizmą, tą patį genderizmą, ten ar 70 ar 80 lyčių, vėl ginamos neva tai moterų teisės ir šičia geografijos vadovėlį vien beveik apie moteris. O kur tada, paklauskim, tos 172 lytys ar ten 200 tų lyčių? Petras Europos parlamente gerai dėjo ten per ausį va tokiam veikėjom. Vėl tik apie moteris ir apie moteris. Jos amžinai skriaudžiamos. Va taip kaip pasakojai, tiesiog gaunasi, kad, nu, realiai moteris skriaudžiamos. O kuri čia nuskriausta? Nesvarbu, nu kažkur yra. Bet Petra, va pasižiūrėkit Petrą. Gerbiamo, jūs kalbate apie moteris, bet pačios išradot labai daug lyčių. Ar jūs galite pasakyti, kiek šiuo metu yra lyčių? Ir kodėl tada ginat tik vieną lytį moterų? Sako, kad 107, bet jūs patikslinkit, kiek yra lyčių. Guardi, io credo che Klausykite, aš manau, kad šiandien tema yra moterų verslumas kaimo vietovėse. Jeigu turėsime galimybę kalbėti apie visą paramą visoms lytims, tai... Ryškus toks europarlamentaras, labai aiškus, labai teisingas, labai taikliai. Ir tas vat leftizmas, kuris brukasi, kaip sakiau, per langus, per duris, per Ruso langus, per darbo kodeksą Seime. Seimas imasi socialinės lyties, na tos, kur žmogui priskiriamos 72 lytis, ne taip kaip biologiškai vyras ir moteris. Kol kas nepavyko prastumti Stambulo konvencijos, kurią dar Grybauskaitė yra pateikusi ratifikavimui Seimui, Seimas jos neratifikuoja. Dabargi kitas Trojos arklys ant Seimo stalo, tai yra Tarptautinės darbo konferencijos konvencija numeris 190, eilinį kartą maskuojama kova su smurtu, vadinama dėl smurto ir priekabiavimo darbo pasaulyje panaikinimo. Pamenat, Stambulo konvencija yra lygiai taip pat kovoja su smurtu. Konvenciją Seimui ratifikuoti šį kartą pateikė jau dabartinis Lietuvos Respublikos prezidentas vos prieš kelias savaitės, pasirašęs dekretą ir pateikęs nurodymą socialinės apsaugos ir darbo ministrei ją pristatyti Seime. Mes Lietuva, būdama Tarptautinės darbo organizacijos narė ir ES valstybė narė, esame įsipareigoję nuosekliai stiprinti darbuotojų teisių apsaugą ir konvencijos ratifikavimas yra logiškas žingsnis tęsiant šią kryptį ir įgyvendinant valstybės programinius tikslus susijusius su darbo aplinkos gerinimu, darbuotojų sauga, sveikata ir lygiomis galimybėmis. Nors maskuojama siektinų tikslų, tai panaikinti smurto darbo pasaulyje, beje, kaip skamba socialistiškai arba komunistiškai netgi, ar ne? Panaikinti smurtą darbo pasaulyje. Toks grynas socialistinis komunistinis šūkis. Svarstymo metu Birutė Vėsaitė išsidavė, perspėdama, kad ši konvencija tai yra tik kitokiais žodžiais išdėstyta Stambulo konvencija. Gerbiamoji ministrė, norėčiau pasiteirauti, ar su šita konvencija neatsitiks taip kaip su Stambulo konvencija, nes čia irgi yra priekabiavimas, o mes esame tarp tų, tiesą sakant, gėdingame sąraše valstybių, kurie dar neratifikavo Stambulo konvencijos. Kolegos kaip tik primena, kad čia reaguodamas į gerbiamą Birutę Vėsaitę, kad Stambulo konvenciją kitos Europos šalys dabar jau atšaukinėja. Jau kitas procesas eina, Estija, pavyzdžiui, ir panašiai. Esmė tame, kad šioje konvencijoje smurtas ir priekabiavimas dėl lyties yra apibrėžiamas ne biologinės arba ne tik biologinės lyties aspektų, bet ir socialinės lyties aspektų. Priėmus ją,
turėsime ir savo vaikus mokyti, ir į nacionalinę teisę atitinkamai konstruoti, ją perkelti, na ir apskritai rūpintis, vadovaujantis, pacituosiu, integruotų ir į lyčių aspektą orientuotų požiūrių, įskaitant lyčių stereotipus, daugialypės bei susikertančias diskriminacijos formas ir nelygybę dėl lyties pagristus galios santykius. Priminsiu, kad lytis apibrėžiama ne tik biologinė lytimi, bet ir gender ideologija. Kaip visada, dokumente būna ir gerų, ir blogų dalykų. Iš tiesų, šitame dokumente yra dalykų, kurie yra sveikintini, kurie yra geri. Tai yra, kurie kalba apie priekabiavimo klausimus, stengiasi juos išvengti darbo aplinkoje. Tačiau, cituoju dar kartą, patvirtindama, reiškia susitarančioji šalis patvirtina, kad smurtas ir priekabiavimas dėl lyties daro neproporcingai didelį poveikį moterims ir mergaitėms, įskaitant lyčių stereotipus, daugialypės bei susikertančias diskriminacijos formas ir nelygybę bei lyties pagrįstus galios santykius, todėl yra būtina siekiant nutraukti smurtą ir taip toliau ir taip toliau. Klausimas buvo mano ministrei ir klausimas visiems čia salėje sėdintiems Seimo nariam. Ar kas nors galėtumėt man Lietuvos Respublikos teise apibrėžti, ką reiškia daugialypė bei susikertanti diskriminacija? Aš tokios savokos nacionalinėje teisėje negirdėjau ir nežinau. Ką reiškia lyčių stereotipai? Ir ar mes priėmę šitą konvenciją, jau priimame ir ideologiją, kad lytis turi savo stereotipus. Na ir lyties pagrįsti galios santykiai. Vėlgi, ką nacionalinėje teisėje reiškia šitie dalykai? Nepamirškime, kad priimdami tokias konvencijas mes jas privalėsime įgyvendinti. Vadinasi, nacionaliniuose teisės aktuose turės būti priimtos atitinkami teisės aktai, jų pakeitimai, projektai, kur mes įtvirtinsim daugialypę diskriminacijos formą, susikertančią diskriminacijos formą, lyčių stereotipo savoką, lyties pagristą galios santykį. Mėly kolegos, siūlau pradžioje pagalvoti, ką mes turėtum ir ko mes norėtumėm nacionalinėje teisėje, o tada pulti priminėti tarptautinius teisės aktus. Ačiū. Ir kaip Jūs galvojate, po to balsavo Seimas? Atkreipiau dėmesį į šį Trojos arklio projektą. Seimas vieningai, nuo socialdemokratų iki pat konservatorių, visas absoliučiai Seimas draugiškai prabalsavo už pateikimo stadijoje. Na ir tik tai 4 Seimo nariai, 2 šalia manęs ir Vitalijus Šeršniovas, kiek tolėliau, balsavo prieš. Žiūrėsim, kas bus toliau. Ir ar Seimas sugebės atsispirti spaudimui priimti gender ideologiją į Lietuvos nacionalinę teisę. O jūsų prašau, dalinkitės, žiūrėkit ir kovokim, kol dar galim. Manau, kad čia Ignas Vėgėlė labai aiškiai viską sudėjo, labai aiškiai viską paaiškino, bet bandoma stumti įvairiausiom formom, įvairiausiais būdais. Apsimeta, kad ne va tai. Jie kovoja už moterų teisės, o iš tikrųjų tai ten tiesiog bandoma sugriauti apskritai moralę. Apskritai sugriauti, suklaidinti. Nuo vaikų pradeda, kaip matėte, viską ir sunaikinti. Ir visą tą daro ir visokie konservai, ir kaip matote, ir socialdemokratai viena šaika, ir liberastai. Kitaip jų negaliu pavadinti. Jie tik vadinasi liberalai, iš tikrųjų tai yra visi bolševikiniai leftistai. Radikalūs. Jėga stumiantis savo ideologiją ir kas priešinasi, tuos naikinantis. Čia pabaigai toksai siužetukas, kuris va čia turėtų tiesiog visi žmonės paklausyti moters ir va taip ir elgtis. Ir suvokti, kas darosi aplinkui. Yra žmonių, kurie suvokia, kas darosi aplinkui. Aš iš už tą valdžią, kuri nei už Nausėdą balsavau, nei už socdemus, nei už konservus nebalsuoju niekada gyvenime. Bet kažkodėl niekas taip, nežinau, eina visi tokie kaip zombiai. Akis įsprogusios ir viskas, net mano sūnus ir tas už Nausėdą. Kiek prašiau nebalsuoti už tą bankininką, komunistą. Tai šitą tokia gražia nata ir baigiam šiandien laidą. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, ačiū visiems, kad esate kartu, ačiū visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą, ačiū visiems, kad paremėte visą mūsų komandą tiek per Patreon platformą, tiek ir pervesdami tiesiogiai paramėliai VŠI Muzika Monde. Pačioje po šito video yra sąskaitos numeris.
ir ten galite paremti mus, suteikti paramą kovai su to žmogum, kurio pavardės negalima minėti, ir jo sebrais. Ačiū visiems tiems, kurie paspaudžiate tą mygtuką, širdelę, tą ačiū, apačioje ir taip paukojate mūsų komandai. Visiems jums didžiausias visų mūsų tiesą sakančių kanalų vardu. Milžiniškas ačiū už tą visą bendrą pilietinį, politinį, moralinį palaikymą. Visiems gerų dienų. Po tamsos visada ateina šviesa. Ate.